Jisai užkabino, suprantate, tas Lukas kitus, tokius normalius žmonės, normalius nuteistuosius. Tie vaikšto į kiemą, šitą, suprantate, išėjęs, jam abstinencija, jam kas prasidėjo, suprantate, jisai ten šaukė, rėkė, ten gaidžiais vadina, šiukšlėmis vadina, įžeidinėja kitus nuteistuosius. Nu, žinai, nu, kada tave įžeidinėja, nu, visi turim savo kažkokius tai, nu, savigarbą, žinai. Nu, jisai kalbėjo, suprantate, ir tie žmonės, būdami protingi, lygiai taip pat kaip ir aš, ką jie daro? Jie pasikviečia atsakingą darbuotoją režimo. Tas pats Mindaugas Kaknevičius yra atsakingas už uždarą režimą, būtent nuteistuosius. Ten iš viso namukas vadinasi, tam namukė yra apie 130 žmonių iš viso. Ir tie žmonės, Tai būdami žaisti... uždaras lageris pačiam lageryje. Taip, kalėjimas kalėjime čia vadinasi, kalėjimas kalėjime, jo. Ir tada tie žmonės, ten buvo 4-5 žmonių, supranti, grupelė, žinai, jie pasikviečia tą Mindaugą Kaknevičių ir bando, nu, protingai ir visiškai ramiai paaiškinti, ten Žora toksai, supranti, ten kiti, sako, klausyk, sako, tu kažką tai imki, sako viršininkas, kažkokiu tai priemonių, kažką tai, žinai, daryk, nu, blemba, visi mato, nu, mūsų įžeidinėja, mūsų šmeižia, čia keikia kažkoks tai durnius, supranti, nu, kažkaip ar tu pakalbėk, ar kažkaip tai, žinai, nu, davai, spręskim kažkaip šitą klausimą. Resocializacijos priemonių imkitės. Nu, kažkokiu, jo, nu, tam yra administracija, jinai valdo kalėjimą, supranti. Ir ką sako režimo, supranti, tas režimo darbuotojas, žinai. Tai sako, pagausit, sako, įsiaiškinkit patys, žinai, lygiai tą patį, ką jisai man sakė ten prieš daugiau negu pusę, mes sako, pagausit, įsiaiškinkit. Ir kokia buvo šito viso, kaip įsiaiškinau, supranti, įsiaiškinau, taip, nebuvo kas daugiau daryti, ėjo vieną dieną ta grupelė tų bachūrų, supranti, ėjo iš didelio kiemo pareidinėjo į kameras, tas kaip tik durnius, supranti, kalbėjo taksofono būdelėje, priėjo, supranti, pastūmė tą, stovėjo dar šalia prižiūrėtojus, jau žmonės nuo emocijos, tada jau kalba emocijos, tu supranti, kad jau tu randiesi laukinių vakarų pasaulyje, jau į kodeksus tada niekas nežiūri, žinai, pastūmė tą prižiūrėtoją mandagiai į šalį, kad jisai netrukdytų, kiti, supranti, išlaužė tą taksofonų būdelę, išvilko tą durnių, supranti, ir subadė, žinai, pribadė, neužvertė, neužlenkė, jisai gyvas liko, bet stipriai, supranti, pribadė. Ir tada kas vyksta? Tada atvyksta iš Vilniaus prevencinė grupė, atvažiuoja pats Kairys, Nartavičius, atvažiuoja šičia visi, suprantė, Niulis čia jau laksto kaip išprotėjęs, oi kokie baisus blogie kaliniai, išveda į kiemą, supranti, kitus kalinius baudžia, pas kitus ten kratas kažkokias, tai supranti, atlieka, aš sakau, kodėl, sakau, čia daro tokią kolektyvinę, sakau, atsakomybę, oi čia jūs durniai, čia jūs visi kalti, žinai. Tai išguldavo 2 valandas ant žemės nuteistuosius, kurie su tuo netgi nesusiję buvo, žinai. Išguldo ant žemės, supranti, spardo tiems per šonus, ten, žinai, ta prevencinė grupė atvažiavusi. O tai kodėl, supranti, neguldo tam kieme to Mindaugo Kaknevičiaus, kuriam administracijos to režimo darbuotojo, kuris, supranti, kuris visą šitą, kuriam buvo pasakyta, kuris visą tai žinojo, kuris ne piršto nepajudino, supranti, kad to neįvyktų, kuris netgi paskatino patarimą, paragino netgi nuteistuosius susidoroti su kitu nuteistuoju, supranti. Kodėl jūs neguldot pas Mindaugą Kairį, tą Mindaugą Kaknevičių nepaspardyti jam per šonų, supranti? Nu tai, arba aš durnas, arba visi durniai yra, supranti? Tai man gal tokie todėl, dalykai. kad ta prevencinė grupė ir tie asmenys, kurie su jie kartu atvažiavo ir buvo kaip tik šio viso įvykio autoriai, supranti? Gali ir šitai būti, žinok, būti, bet, Tas Kaknevičius tik tai instrumentas sukelti kažkokį atgarsį, parašyti kažkokį tai dokumentą, kad kaliniai yra neramus, pasipriešino, pateisinti prevencinės grupės veiksmus, daužimus, spardymus. Čia masės gali būti, žinant, kad šitos istorijos prasideda nuo 24 metų, yra paštrėjimai lageriuose, kur kaliniai spardomi, ten blūžnis, išpjaunamas, suskaldomos kaukolės, o dabar žudimai prasidėjo narkomanų, sergančių. Tų istorijų ne viena ir ne viena, pas mus eina šiek tiek daugiau tos informacijos, tačiau niekas nereaguoja. Prokuratūra labai keistai dirba, nes mes stengiamės nebendrauti su imunitetų tarnybas, siunčiu skundus per generalinę prokuratūrą, subendrinu su tarptautinėm įstaigom, su atskirais parlamentarais, bet vieta, situacija tik tai aštrėja. Aštrėja situacija, kai buvo, aš atsimenu, 10 metų pradirbau Kulikauskas, 2 kadencijas, Virginijus irgi visko buvo, bet tokių, supranti, bairių nebūdavo, kaip dabar prasidėjo, kaip atėjo naujas pas mus Lietuvos kalėjimų tarnybos viršininkas. Dabar jie panaudos viską prieš mus, kad mes prieš juos kalbame, tai jisai sakys, aš
esu gerai dirbantis, todėl va kaliniai pasipriešina, čia organizuoti banditai, ten... Jo, prievartautojai, žudikai, žinai, bet taip. Tai man dėl antrankių naudojimo, aš visai nesinai kalbėjau su mūsų Alytaus kalėjimų viršininku, pono Remigijų Maniuliu. Aš iš karto pasakysiu, kad aš nesu blogos nuomonės apie mūsų kalėjimo Alytaus viršininką, jis yra šiaip žmogiškas, man atrodo, labai iš tikrųjų, bet tiesiog jo nuomonės yra toks. Jo, tai labai žmogiška, žinai, bent jau man įspūdį tokį žmogišką labai sudaro, tiesiog aš galvoju, kad jo nuomonė nėra labai svarbi nuomonė, Alytaus kalėjime yra svarbesnių, žinai, tiesiog nėra pati svarbiausia. Ir jisai man sako, žinai, ką tik tai apie mintį pradžioje, kaip tu sakai, kad va čia žudikai, prievartautojai, ir jie man sako, dėl tų antrankių, žinai, tai sakau, viršininkas, ką aš sakau padariau, žiūrėkit, aš į stadioną vaikščiau, su visais nuteistaisiais futbolą žaidžiau, teismų kolektyvo taryba jūs manim pasitikėjau, sakau, išleidot, pusę metų vaikščiau, aš galėjau, sakau, 1000 nusikaltimų padaryti, aš nieko, sakau, nepadariau, dirbau, sakau, mokamą darbą, aš nieko net pirštų nepriliečiau, jokio tarnybinio nėra, jokios nuobaudos nesugavęs, kad aš būčiau kažką nors pirštų palietęs, žinai, kad aš netgi grasinės nesu, supranti, niekam, žinai, kad būtų registratorium užregistruota. Tai sakau, už ką jūs man, sakau, antrankius naudojat, sakau, 3 mėnesiams, sakau, paskyrė, dabar viską nuėmėt, atimėt man stadioną, negalima, sustaiga aš tapau pavojingų ir baisių, kaip aš 3 skundus parašiau, sakau. Kodėl, sakau, taip yra, žinai. Ir jisai man, žinai, sako, čia aš tai sako, kaip ir būčiau, sako, linkęs nenaudoti, žinai, sako, bet čia man atėjo pareigūnai, ten, Mindaugas Kaknevičius, ten, Bartkevičius, ten man, teikia informaciją, jo, man, sako, teikia informaciją, aš, sako, tavo, sako, spalvinga labai praeitis, tu ten, sako, visko esi, žinai, pridaręs. Tipo prevencija. Bet sakau, bet tai sakau, labai lengva, sakau, viršininkas, sakau, labai lengva yra manipuliuoti, supranta, tokioje situacijoje. Sakau, kaip pas mane taip, sakau, yra nužudymas, ne vienas praeitį buvęs, tai labai lengva manim yra manipuliuoti. Mano kaklo galima karti 9 visus ožius, supranti. Viską gali sakyti, oi čia tas iš karto, žinai, o iš tikrųjų tai, priežastys tai yra visai kitos. Jo, sako, sutinku, žinai, nes, tai toks manipulacijos objektas yra, žinai. Ir kaip tu sakai, nuteikinėti prieš kalinius iš karto sakys jo, arba dar yra kitas variantas, tada supranti, ką jie daro, labai mėgsta daryti valdžios žmonės kalėjimų tarnyboje, anksčiau buvo kalėjimų departamentas. Jie tada, kada, pavyzdžiui, daina garsas kažkur tai iki Seimo, iki ministerijos, iki vyriausybės arba netgi jo labiau iki tarptautinių institucijų, tai jie tada tie generolai kalėjimų tarnyboje, jie labai mėgsta vieną dalyką, sako, taip, pripažįstame, sako, kalėjimuose yra daug rimtų problemų, sako, ir kad jas įspręsti reikia daugiau pinigų. Didinkit finansavimą mums, sako, mes tada įspręsim problemas. Kada padidina finansavimą, tada numato kokiam bausmių vykdymo kodekse, supranti, naujų kalinėms teisių visokių, užimtumas, ten darbas, prirašo tų šūdpopierių, supranti, jie ten prirašo visko, žinai. Tada kaliniai pasiskaito, paimi tą popierių, pasiskaitai, o blemba, nieko negaunu, žinai, reikia skundą rašyti, kodėl aš rytis sėdėdamas nieko negaunu, kalinys galvoja. Ir tada jisai parašo skundą į kalėjimų tarnybą. O kalėjimų tarnyboje, supranti, tada yra pasodinta armija moteriškių. Ir tos moteriškės į tos skundus, supranti, atsakinėja tiesiog, kad tavo skundai yra skaitosi nepagristi. Žiūrėk, atrodo, kalėjimų tarnybos yra vien per paskutinius 2 mėnesius, jau pati kalėjimų tarnyba pripažino 25 skundus pagristais. 25 skundus mano pripažino pagristais. Bet jos kas iš to, jie pripažįsta pagristais, bet situaciją jie palieka vis tiek, jie jos nekeičia, supranti. Tai kai pavyzdį pasakysiu, jie sako, jūsų skundas pripažįstamas pagristų, taškas, labą dieną, viso gero. Tai palauk, sakau, tai jeigu aš turėjau pretenziją kažkokią, tai kažką skundžiau, kažkokį atsakymą. Jo, tai kam tu čia, jie man kokia kaip moralinė satisfakcija, žinai, kad maždaug džiaukis, šokinėk iš laimės, nes pripažinom tavo skundą pagristų. Tai gal dėl to, kad jeigu tu kreipsies į teismą, jie sakys taip, paties fakto, kad mes pripažįstam pažeidimą, užtenka kaip kompensacijai, taip? Jo. Sistemos veikimas. Tai aš esu, supranti, šokė. Tai dabar žiūrėk, padėjo tik tai pats faktas, aš galiu tau surast parodyti išklotinę, kuri ir pati kalėjimų tarnyba patvirtintų, jeigu kažkas pasidomėtų,
per 3 mėnesius nuo šiandien dienos, netgi dar mažiau negu per 3 mėnesius, vieną Alytaus kalėjimui esu pateikęs virš 500 skundų. Virš 500 skundų vieną Alytaus kalėjimui. Lietuvos kalėjimų tarnybai apie 150 yra pateiktas. Supranti, bylų iškėlęs administraciniam teisme nedaug, ten 4 yra, bet aš manau, kad ten artimiausiu metu jau greitai daugės. Tai supranti, tai kodėl niekas nesisprendžia? Iš 500 skundų Alytaus kalėjime, nei vienas Alytaus kalėjimo nei vieno nepripažino pagrįstu. Reiškia, aš esu toksai tūpas, supranti, kad iš 500 aš nei vieno karto nepataikiau, neradau jokio pažeidimo, mano visi skundai nepagrįsti, supranti. Iš 500 su viršum, per 3 mėnesius. Jo, šitie 25. O šitie 25 kalėjimų pripažino, 25 šitos kalėjimų tarnyba pripažino, jie nuginčijo tuos Alytaus kalėjimų, kad jie yra Bet kas iš to, jie palieka galioti pažeidimą toliau. Jie jo net nenaikina. Aš sakau, jeigu aš skundžiu, visada, pavyzdžiui, raštu rašau Lietuvos kalėjimų tarnybai skundą, tai aš tada, suprantis, pabaigoje pačioj parašau, kad prašau tą panaikinti, nes jis yra neteisėtas, žinai. Ir tada, pavyzdžiui, man atrašo, taip, jūsų skundas pagristas, karočiui, žinai, jie neteisėtai išnagrinėjau, o naikinti nieko nenaikina, jo palieka toliau. Jo, neteisėtas aktas, tegul lieka galioti toliau, žinai. Žiūrėk laiškų, karočią rodau irgi, išsiunčiau laiškų, jie iš pradžių, dabar jau jie paskutiniu metu palieka, bet iš pradžių ličiau į Lietuvos televiziją, iš 2 laiškų vieną tik tai gavo, vienas dingo. Į Lietuvos ryto redakcijai ir vyriausiam redaktoriui siunčiau siunčiau į Kauno dieną, dingo. Skambinu, pasiskambinu į tą redakciją, supranti, negauta, žinai. Vagia laiškus dingsta, supranti. Taip, bet tie žurnalistai sureagavo kas nors, televizija kažkokia atvažiavo, pasakė, ką nors ten, Robertai ten, kas vyksta? Nežinau. Karočią paskambinau, jie irgi nežino, galvoja, gal aš įsigalvoju, supranti, gal aš jiems iš taksofono paskambinu, pavyzdžiui, skambinau į dienraštis Kauno diena redakcijai ir vyriausiam redaktoriui, žinai, vieną laišką įsiunčiau, suklydau adresą į Kanto gatvę, ten buvusi ankstesnė jų būstinė, paskui pasitaisiau, kaip supratau, ten Lietuvos rytų į Goštauto gatvę ir, supranti, ir pasiskambinu nuėjęs, yra jų numeriai, kontaktiniai duomenys, nes pasiskambinu ir gauta. Negauta, per mėnesį laiko negavo iš manęs jokių laiškų, žinai. Bet jie, žinai, triukšmo didelio nekels, nes tu irgi dabar būtum ten dirbtum toje redakcijoje, tau paskambinu kažkoks kalinys, klausia pas tavęs, tu gavai laišką, sakau, negavai, gal aš to meluoju. Pavardę pasižiūrėjau internete. Jo, bet aš paėmiau išklotinę, bet aš specialiai paėmiau išklotinę iš pačio kalėjimo, supranti, apie išvisus laiškus. Jie man rašo datas, adresus, karočią, kada, kokią dieną, į kokio adresu, kam išvistas mano buvo laiškas. Ir yra laiškai, ten negauta, eini pasiskambini, ten negauta, aš nežinau, gal po pokalbio su tavim kažkaip tai kažkas tai, žinai, sureaguotų. Tai gal man pasiskambinti į tas televizijas kaip asociacijos atstovų ir pasiklausti, kokia ten ta situacija, Raulinas išsiunčia, jūs negaunat. Žinai, aš ten du kartus, žinai. Atvirai pasakius, pas mūsų analogiškos situacijos irgi buvo pačioje asociacijoje, kai nuteistiesiems paruoši skundą, siunti ir dėl neaiškių priežasčių, ten būrio viršininkas ar kas, ar ten neperduoda nuteistiesiems. Anksčiau būdavo tai gana dažnai. Negauna, ne? Taip, ten pretenzijų kažkokių išsakydavo, žinai, mes aiškinam, kad viską nusiuntėm padarėm, bet tokių situacijų buvo. Tai sakau, dabar tokiom sąlygom Alytaus kalėjime niekur nebuvau. Aš prieš tai buvau Pravieniškės 2 buvau. Man irgi buvo, pavyzdžiui, vienu metu buvo uždėti antrankiai, žinai, manęs neleido su kitais kontaktuoti, bet man buvo vykdomas bent jau užimtumas, mane leisdavo į kiemą išeiti, žinai, didelį. Sportuoti leisdavo, sporto salėje išeiti leisdavo, žinai. Tai kad tu žinotum, kad kuo daugiau kalbėsi, tuo labiau būsi užmūrytas. Tai resocializacijos, kokiu pagrindu tau netaiko jokios resocializacijos? Tai palauk, tai yra, aš tau parodysiu labai gerą dalyką, kodėl man netaiko jokios resocializacijos. Vardas, pavardė, kas sudarytojas ir kas pasirašė. Tai nežinau, sakau, kaip jums, kad aiškiau būtų, kas yra sudarytojas. Kamera liejasi, turi komentuoti. Tai yra, supranti,
kas yra sudarytojas? Yra Mindaugas Kairys. Taip, tai yra Lietuvos kalėjimų, tai klausyk, tai yra bairis. Aš jau apskundęs teismui šitą raštą esu administraciniam padavęs į Vilnių regionų. Tai Mindaugas Kairys asmeniškai ir sudarytojas, taip ir parašyta, kad metaduomenyse. Kas tas yra Mindaugas Kairys? Primink. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius. Viršininkas. Yra toksai žmogus. Jisai yra metaduomenyse, jisai sudarė, jisai priėmė nutarimą. Apsiėmė asmeniškai nagrinėti tavo prašymą ir pateikė tavo atsakymą, pats sudarė, pats pasirašė ir... Ne, tai buvo. Čia yra jo nutarimas. Aš tiesiog vieną dieną sėdžiu kameroje, ateina būrio viršininkas ir man atneša tokį lapą, vieną. Ir aš paimu tą lapą, skaitau 2025 metų gruodžio 4 dienos, nutarimas. Žiūriu nutarimas Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorių, pas Mindaugas Kairys. Ir aš kaip jau įpratęs su dokumentais dirbti, aš iš karto į metaduomenys žiūriu, kas čia sudarė, Žiūriu irgi Mindaugas Kairys parašyta, direktorių, Ir daugiau nieko nėra. Tai kas čia jame parašyta? Čia jame parašyta, kad jisai siekdamas imasi prevencinės priemonės, siekdamas apsaugoti, siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir apsaugoti kitų asmenų teisės bei laisvės, nutariu Robertui Raulynui gimusiam tokiam 3 mėnesiams nuo šio nutarimo paskelbimo dienos apriboti visus kontaktus su visais nuteistaisiais ir visas užimtumo priemonės ir jo niekur neišleisti iš kameros. Kokiu pagrindu? Kokiais įstatymais vadovaujantis? Pagrindas, aš jeigu sakau vėl, čia matai jau netgi... Įvardink teisės aktą. Klausyk, netgi ir nesimata, čia jis vadovaujasi bausmių vykdymo kodekso 76 straipsnio 1 dalies 5 punkto. Ką jisai sako? 5 punktas. 76 straipsnio 1 dalies. Atsimeni? Tai labai nesunku. Taip, aš turiu čia po vietoj, čia pacituosiu, čia nėra ką, supranti. Čia yra viskas labai, 76 straipsnis, čia nėra ką, čia viskas labai kaip 2+2, Yra prevencijos priemonės taikomos saugumui, laisvės atėmimų bausmės atlikimo vietose užtikrinti, taip pat ypatingomis situacijomis. Kada čia šitas straipsnis jis yra daugiau taikomas tada, kada yra... Ypatingomis situacijomis. Taip, kada yra masinės riaušės įkalinimo įstaigose, masinis nepaklusnumas. Kokie pagrindai taikyti šitą įstatymo punktą straipsnį? Kokie pagrindai? Tai aš ir sakau, pagrindai yra, kada yra masinis nepaklusnumas, kada, pavyzdžiui, yra grupė asmenų, ta grupė asmenų gali išmėtyti po skirtingas kalinimo įstaigas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos viršininkui direktoriui yra suteikta įgaliojimai netgi sustabdyti tokias fundamentales teisės, kaip pavyzdžiui laiškų išsiuntimą galima, skambučius galima. Įstatymas iš tikrųjų, jis turi teisę, tokius čia negali, kritikuoti 70, jeigu yra masinis kažkoks nepaklusnumas, bet mano atveju prie ko čia aš vienas, čia nėra nieko nustatyta, ar yra kažkokios faktinės aplinkybės, kad aš kažką, nieko. Kokia informacija vadovaujantis tai priema? Ir toliau yra 3 dalis, ir aš paskiau skaitau tą suprantį straipsnį, ten 3 dalyje rašo, kad jisai, kada turi būti nurodytos taikomos prevencijos priemonės, jų taikymo motyvai, trukmė, kitos aplinkybės. Ir toliau rašo, o apribojant kontaktus su kitais nuteistaisiais bausmės atlikimo vietoje turi būti nurodyti kiti nuteistieji ar jų grupė, su kuriais bet kokios formos nuteistojo, kuriam taikomas šis ribojimas kontaktai bausmės atlikimo vietoje negalimi. O šitam nutarime nieko nenurodyta. Tiesiog nepateikta jokių. Tai sako, kadangi nepateikta, tai su visais tada neleisim, sako. Tai iš vis tau negalima su niekuo. Nes mes pamiršom tą dalį nurodyti. Suprantate, tiesiog ten yra tokia 3 dalis ir mes tiesiog pamiršom ją įtraukti, kažkokius nurodyti, tau su Petru, tu gal grėsmė. Matyti, jisai, kai viršininkas gali laisvai interpretuoti tuos įstatymus. Taip. Nesavo ten kažkokiu tai individualių teisės aktų šūdrašių ten priimt sprendimą, bet jis motyvuojantis įstatymu, jisai taip daro, taip asmeniškai. Taip asmeniškai, čia yra įstatymė konkrečiai imperatyviai reikalaujamas, kad būtų nurodyta, kam motyvai turi būti išdėstyti. Čia jokio, čia yra dar kažkoks tai nurodytas beje tarnybinis pranešimas, RV-186120. Aš pas jūs klausiu, sakau, tai kas tas tarnybinis, aš iš karto prašymą parašau, sakau, kas šitam tarnybiniam yra parašyta, sakau, man parodykit, duokit kopiją, čia iš karto aš aiškinsiuosi. Negalim, sako, mes tau neparodyti, neskleis nieko.
Tai sakau, tai ko aš ką, tai kaip su tais antrankiais buvo lygiai tokios pačios istorijos, Dieve, tu mano brangus, mane. Tai sakau, yra tarnybinis pranešimas, sako, žinai, irgi taip pat atneša lapą, nežinia, ko surašytas, nežinia, iš kur pasiėmęs. Jokių komisijų, jokių pasiaiškinimų, kad ten pas mane kažkas klaustų. Tai yra stipriai žmogaus teisės ribojantis, supranti, veiksmas, toksai priimtas represijos tokia priemonė, jie mane pasikviečia, tai yra nesikviečia, nieko man ateina prie kameros, daro duris, tas jau būrio viršininkas, tas kontaktinis man įteikia lapą, va tau sako antrankius paskiriu uždėjau. Aš jį žiūriu, žinai, sakau, tai ką aš padariau, žinai. Nu, sako, nežinau, pečiais trauksiu, sako, nežinau, čia mano, sako, reikalas. Kaip Robertai, nuteistųjų taryboje pliurpinės sąmonės matyti? Nu, matyti yra taip, viską prasidėjo nuo kolektyvo tarybos. Kada aš pradėjau kelti, atėjo ponas Aniulis ir kada aš pradėjau kelti apie, supranti, kad apie prevencinę grupę, kada sudaužo kitus nuteistuosius prie to nesusijusius. Yra toksai Tomaševski pas mus nuteistasis, pas kurį tenai kilo, jisai buvo 4 lokalkė čia Alytui, pas jį ten kilo kažkokie tai konfliktai, ar jis ten susimušė su kitų pareigūnų, ar jis ten jį užpuolė, aš nežinau, aš pats nedalyvavau tenai. Žodžiu, kažkoks tai buvo aksesas, gana rimtas, aš kaip supratau, kad jie iškviečia, vienu žodžiu, jį laikinai izoliuoja 48 valandom iš 4 lokalkės, jie atkelia pas mus į namuką, kur aš sėdžiu į tą... Noriu tau pasakyti, kad Tomaševskis dėl prevencinės grupės mes kreipėmės į prokuratūrą, berods, ar į instancijas ir jie atsakė, kad ten Tomaševskis ne prie ko. Ne, tai jo, bet tai supranti, kaip daugiau nebuvo jokios priežasties. Ten jisai tipo užpuolė pareigūną tas Tomaševskis, supranti. Ir jį tada perkelia iš karto, kaip tik po jau ten valandų bėgyje, tiesiog jį perkelia į tą jau uždarą tipą, kur aš esu, kur ten jau griežčiausias tipas, žinai, kur kamerinis yra. Jį įkelia į tenais, o į visą kalėjimą suvažiuoja prevencinė grupė. Apie ten, kiek aš man sakė žmogus, ten 26 mikroautobusai suvažiuoja su prevencinė grupė, žinai. Jau ten apsikaustė su tai šalmai, žinai, apsidėję, žinai, vyrai. Reaguoja į smurtą. Taip, reaguoja į smurtą, bet bausti, kurie nesusijęs, kaip komunistinė sovietinė praktika, kurie nesusijęs. Taip, kad įbauginti kitus, žinai, aš bausiu tave tam, kad matytų kiti ir nedarėtų pažeidimų, suprant. Viduramžių praktika yra. Viduramžių praktika, Robertai. Vyšąją školą milicija yra pas mus tokia įstaiga. Vyšąją školą milicija, Mykolo Riomerio universitetas. Dabartinis. Jos absolventai taiko senas praktikas, kurios atsikartojo Rusijoje. Dabar, va. Nu ir jie, supranti, atvažiuoja kitą dieną tą prevencinį grupę. Ir šiaip ta prevencinė grupė pas mus į tą namuką nėjo, į tą uždarą tipą, dėl to, kad pas mus nebuvo jokių problemų, ten buvo 4 lokalkė tas įvykis, žinai, su Tomaševskiu. Bet kadangi patį Tomaševskį atvedė į šičia, tai iš dalies atėjo, nuėjo ten, sulaužė daiktus, suspardė žmonės, supranti, iš pačių 4 lokalkį, o paskui prisiminė, kad tas vienas pagrindinis iniciatorius tai perkeltas į kitą būrį, namuką, žinai. Tai sako, einam ir į namuką ten pabalodosim, padaužysim tų kalinių, žinai. Ir tas įsivaizduok, Tomaševskis, jis buvo ne vienas kamerų, jį pasutino ten 5, 6 ir 7 įsidėjo, žinai, iš vakaro, žinai, jis buvo įkeltas. Pavojingai sumeta su visais. Jo, ir tada, supranti, sulėkė ta prevencinė grupė, su spardu sukapoja tuos visą tą kamerą, žinai. Tie kiti sako, už ką čia mūsų, sako, čia vakare įkėlė šitą žmogų, mes nežinom, iš visų sako, kas čia buvo, neįdomu, ten visus kapoja iš eilės, žinai. Visi kalti, žinai. Ir tada, supranti, aš kaip nuteistų kolektyvų taryboje dalyvauju, ateina į tą, supranti, į susirinkimą kalėjimo viršininkas Aniulis ir aš, taip mandagiai, neagresyviai, žinai, taip diplomatiškai sakau, viršininkas, nelabai gražu gaunas, kad taikot kolektyvinę atsakomybę. Robertai, priverstas nutraukti. Kolektyvo tarybos vyksta kokiu būdu protokolas. Ar į protokolą visą tai jūs įtraukėte? Mes į protokolus ten įtraukinėjom, kada vyksta nuotoliniai, tik tai tokius protokolus. Kad ten dabar apie tarybas čia yra atskira tema, ten uždusinta ta taryba, suprantate, aš pats esu tos tarybos narys, pats dalyvauja. Tęsk mintį, prie šito grįšim. Mes peršokom per 2 lygmenis jau. Jo, ir aš jam sakau, žinai, viršininkas, negerai, sakau, bausti, sakau, yra žmogų, žinai, kitus žmonės, kurie su to visiškai nesusiję. Nu jo, sako, pritariu, sako, kolektyvinės atsakomybės neturėtų būti, žinai, prie ko čia yra kiti, žinai. Tipo, daužyti galima, pavienį daužyti galima, bet nereikia daužyti visų.
Ir viršininkas sutiko, kalėjimo viršininkas Aniulis tam kaip ir pritarė, sutiko. Bet ten rytojaus pas mane atėjo jau kita prevencinė grupė, Bartkevičiaus atsiųstas, matyt pasiskundė Bartkevičiui, ir pas mane atėjo, supranti, armija kratas daryti, viską versti, žinai, man antrankius uždėjo, ten manęs darbų atleido, stadionus nuėmė, žinai, viskas ten, vienu žodžiu, neleidžia mane, supranti. Jie tikėjosi, kaip, jie kada, kairys priėmė šitą, supranti, įsakymą, nutarimą, kad manęs niekur neišleisti iš kameros, jie turėjo vieną skaičiavimą. Jie turėjo skaičiavimą tokį, kad aš tiesiog fiziškai negaliu dalyvauti. Dabar aš esu narys, bet aš fiziškai negaliu dalyvauti susirinkimuose toj tarybų. Užkirsti kelią, patekti jo, ir galvoja, kad taip, ir jie tikėjosi, supranti, kad kiti nuteistieji, tie, kurie pirmininkas yra toj taryboje, yra kiti nuteistieji ten, žinai, ir jie galvoja, kad tada kiti nuteistieji mane išbrauks, nes aš fiziškai negaliu dalyvauti, žinai, tai ką dabar sakys žmogus, ten mūsų tas kolega negali dalyvauti, gal jį išbraukiam, o čia gavosi atvirkščiai, jie nenori manęs išbraukti, jie neišbraukė, žinai. Bet jų buvo toks, matyti, tokia viltis ir jie to labai norėjo, žinai, kad čia buvo pagrindinis toksai tikslas. Nu, teskim. Šokė, žinau, tai sakau, o dabar nei kiemo didelio. Sėdi kiek laiko, Robert? 26 metai sėdžiu. Per 26 metus, matėjau, klausyk, aš tau pasakysiu, pasakysiu bairį. Tai klausyk, aš tau pasakysiu bairį. Per 26 metus, kas nors į šitą mūsų pokalbį, vis tiek aš tikiuosi, gal kas nors pamatys iš lukiškinių darbuotojų. Ten aš 18 metų lukiškis atsidėjau. Kitose kalėjimuose. Turim ištikimų fanatų. Klausyk, man niekur nebuvo draudžiama susitikti su tikinčiais. Man Aniulis uždraudė susitikti su tikinčiais žmonėms, su religinių bendruomenių, tai savanoriais. Jeigu kairys tau uždraudė, tai Aniuliui nėra kito pasirinkimo. Jisai tik tai jo, toliau štampuoti negalima. Tu įsivaizduok, konstitucija užtikrina teisę, supranti, išpažinti savo tikėjimą. Čia yra konstitucinė nuostata. Aš tikrai buvau baisiuose sąlygose, Lukiškių kalėjime, podvaluose tu sėdėjau, triumuose. Jeigu matytų, supranti, tai, ką aš kalbu, ponas kapelionas Arūnas Peškaitis, kuris lankė nuteistuosius iki gyvos galvos, direktorius, ten tie Davidenko, ten kiti, iš triumų vesdavo, iš karcerio atvesdavo antrankiais, su antrankiais, be antrankių, visada pas kunigą pabendrauti su tikinčiais, visados atvesdavo, supranti, nebuvo, ir aš supranti, vienintelė Alytaus kalėjime man neleidžia su religinių bendruomenių atstovai susitikti su savanoriais, supranti, kad ten su gitarom, ten kur skambina, žinai, ten aleliuja, ten pasimelisti, ten Dievą pašlovinti, netgi šito man neleidžia. Aš įsivaizduoju, yra biblioteka, yra RIPas, ribotų interneto prieiga, kompas stovi, ne? Kad kompiuteris pasinaudotų ribotų interneto prieiga. Ir aš tik tai dabar man nuiminėja antrankius į biblioteką, supranti, man iš pat pradžių jie, supranti, tiek yra statistėliai, jie man siūlo, sako, su uždėtais antrankiais naudokis ribotų interneto prieigą, supranti. Aš to rimtai sakau, be juoko, supranti. Aš ateinu į tą biblioteką, sakau, nuimk man antrankius, kaip man, sakau, kompu pasinaudoti pelė, klaviatūrą, kaip aš, sakau, antrankiais naudosiu RIPų, žinai. Toks direktorius, toks įsakymas, Aniulio, neleidžiam tau, žinai, sako, tai sakau, durnės, sakau, blemba, tai kaip man nukirti, gal dar, sakau, už nugaros uždėkit, sakau, kaip aš pasinaudosiu, tai kam čia, sakau, tada mane atvedė. Jo, tai sakau, kam tu čia mane atvedė iš viso tada į tą biblioteką, žinai. Tai kad su tikinčiais neleistų, ar kad biblioteka, ir čia biblioteka, tuščia biblioteka, žmonių nėra, aš atkreipiu dėmesį, nei pareigūnų, nei nuteistųjų, kitų nieko nėra. Ir man su antrankiais sako, naudokis, supranti, bibliotekoje įdėk ten knygas, po žinai. Aš Lukiškėse nebuvau matęs tokių bairių, supranti. Aš Lukiškėse 18 metų skaitusi pats griežčiausias kalėjimas, leisdavo į visokius užimtumus eiti. Visur leisdavo, supranti, anglų kalbos pamokos būdavo, supranti, į krepšinio aikštelę išeidavom, supranti, į kambariuką išeidavom. Man buvo ten irgi uždėti antrankiai, ten ateini, nuima, žinai. Į tą kambariuką ten sutarė, ten Petras Antanas, kuris su kuriais draugiškai bendrauja, ten arbatėlės pagerti, žinai, radijuką atsineša, domino pažaidti, žinai, nardais ten. Nu vis tiek, žinai, prasiblaškyti reikia.
Jo, o suprantu, aš čia karočią, paėmė, žinai, ir taip, bam, tai sakau, tai dabar klausyk, tai aukščiau yra Mindaugas Kairys arba ten Aniulis, suprantu, už bausmių vykdymo kodeksą, už įstatymą, man negalioja įstatymai, man, sakau, užimtumas, ten numastyta užimtumo formos, sakau, ten, kad ten darbas, ten resocializacijos procesai, sakau, tai man visą šitą atimta yra, sakau, jie tiesiog sugalvojo ir jie atėmė, kokiu pagrindu atėmė ir vėl grįžtų prie faktinių aplinkybių. Tai ką aš padariau? Tai vardykit, sakau, dėkit faktus ant stalo, kortas, ką aš padariau. Aš nieko nesu pirštų nepriliečiau, aš to dar sakys, net su pirštų nepriliečiau, nieko nėra. Ir stovi, būrio viršininkas, supranti, stovi kaip durna, žinai, akis varto, žinai, į lūbas irgi, tai sakau, sakyk, tai užstringa, žinai, žodžiai gerklėje ir jisai, nebeturi ką pasakyti, jis nebeturi argumentų tiesiog jokių. Tai netgi, supranti, šitas parašiau, man jie net nedavė jokios informacijos, už ką man tie antrankiai. Aš tada, supranti, neturėdamas išeities, aš rašau pareiškimą į šitą, karočią, į prokuratūrą. Pats, jo, rašau pareiškimą į prokuratūrą, supranti, pats ant savęs. Taip, teisingai, labai ne kažko. O toks žingsnis. Jo, aš rašau pats ant savęs į prokuratūras, ko gerbiamo Alytaus miesto apylinkės prokuratūros, ko gerbiamo prokuratūros, ko Alytaus kalėjimas mane kaltina kažkokiu nusikaltimu, baisiu, jeigu jau antrankių žmogui dėt, turi būti baisus, čia jau nesmulkmena, čia nužudymas kažkas, jau baisus, kad kodekso jau čia rimtas straipsnis turi būti. Sakau, mane kažko kaltina, sakau, tai sakau, aš sutinku prisimti pilnai visą atsakomybę, atsakyti pagal įstatymus, pagal teisės aktus, bendradarbiausiu su teisėsauga, atvažiuokit mane apklauskit, bet aš rašiau vien dėl to, kad aš žinojau, kad jie tada užklaus į Alytaus kalėjimą, surinks visą informaciją ir aš kažką nesu padaręs ir man pateiks atsakymą. Taip ir buvo, žinai, jie atsisakė pradėti teisminį tyrimą. Jo, nes aš nieko nesu padaręs, bet tam, kad pasakyti, kad aš nieko nepadaręs, jie turėjo viską surinkti ir jie viską surinko vienoje vietoje. Ir jie, supranti, labai stipriai sukritikavo ir vėlgi, supranti, pakomentuosiu 2 sakinius, supranti, ką jie rašo. Jie, supranti, rašo, kad vienas ožys, vienu žodžiu, kažką tai buvo pasakęs tam Kaknevičiui, tam jau, kuris yra saugumo valdymo skyriaus tas darbuotojas, žinai, kuris jau ten prieš mane labai nusiteikęs ir jau ten manęs baisiai nemėgsta. Yra toksai saugumo valdymo skyriaus vyresnysis specialistas. Ir imunitetas man rašo, vyresnysis specialistas M. Kaknevičius, netgi ne pats, tik iš kito nuteistojo, aš cituoju imunitetą, tik iš kito nuteistojo pasakojimų sužinojo, kad nuteistasis R. Raulynas planuoja padaryti nusikalstamą veiką. Atsiprašau, o šitą pažymą kaip jinai traktuojama, kaip kriminalinės žvalgybos pažyma duomenys, kaip kriminalinės žvalgybos, tas Kaknevičius gavo kriminalinės žvalgybos duomenys, kaip jie įformina tą dokumentą, kaip jie jį panaudoja. Ten paprastas tarnybinis pranešimas. Paprastas tarnybinis pranešimas. Paprastas visiškai tarnybinis. Visiškai paprasčiausias. Kaip ir be ženklo tu būtum, žinai, ar ten tokių lygių. Tiesiog, Mindaugas Kaknevičius surašė paprastą tarnybinį pranešimą. Iš kito nuteisto pasakojimų sužinojo, kad nuteistasis R. Raulynas planuoja padaryti nusikalstamą veiką, tiksliau kažką pripjauti. R. Raulynas sėdi vienas ar ne? Vienas, taip, vienas. Koks nuteistasis galėjo pasakyti? Nesako, tai klausyk, aš labai domėjausi, čia toliau bus istorijos, kažką ruošiuosi aš pripjauti, tačiau ką nenurodė, tas nuteistasis nenurodė, ką aš ruošiuosi pripjauti. Tad neaišku, imunitetas ir sako, tad neaišku, ar minėtas nuteistasis iš tikrųjų, o gal kerštaudamas arba paprašytas paties Raulyno kreipėsi į vyr specialistą Kaknevičių ir viską papasakojo, bet to neaišku, ar minėtas nuteistasis perpasakodamas nemelavo tam Kaknevičiui. Ir ar teisingai viską suprato? Robertai, čia tas pats pareigūnas, kuris tau sakė, pasimatėme, duokėm į galvą. Taip, čia tas pats Kaknevičius, kur sakė, duokėm į galvą. Ir aš paskui, supranti, šitą, ką aš dabar tau pasakiau, aš sužinojau tik tada, kada aš į prokuratūrą pats ant savęs parašiau pareiškimą, tada jie surinko medžiagą ir man konkretintai šitą jau aš gavau. Aš jau tada sužinojau, už ką man antrankiai uždėti, bent jau sužinojau faktinę priežastį, už ką, nes 2 mėnesius aš net nežinojau. Ir tada aš, kada jau šitą perskaičiau,
Aha, galvoju, tai klausyk, apie save daug tiesos sužinojau, supranti, nežinojau, kad aš kažką ruošiausi pripjauti. Tai dabar labai įdomu, supranti, kas tas nuteistasis, kuris čia, supranti, sakė, žinai, nes reikia sutikslinti kažkaip, tai gal čia išgalvota, čia iš lubų nukabinta yra informacija, žinai. Ir aš pradėjau domėtis, rašyti prašymus, skundus, tai sakau, kad patikslinkit, įrodykit man, kad čia tai buvo apskritai, kad čia ne fantastinis filmas yra. Ir tada jie man sako, mes to negalime pateikti dėl to, kad tai yra trečių suinteresuoti asmenys, tipo užys, yra slepiamas, mes to negalime skleisti, jokių duomenų apie jį ir tu neprašyk. Ir dar praėjau 2 mėnesiai, tai jau čia iš viso 4 gaunasi mėnesiai, va dabar aš netaip senai supranti, kada aš jau padaviau į administracinį teismą, kad čia yra pletkas, kad čia yra tiesiog, fantazija, šmeištas. Taip, aš dėl šmeišto ir padavęs visu šiuo momentu, žinai. Ir tada Lietuvos kalėjimų tarnybai nieko kito nebeliko, kaip gintis ir įrodinėti, kad tai yra nešmeištas, jie pateikė atsiliepimą teismui ir tada susipažinau su visą medžiagą, tada ten jau ir pateiktas tas nuteistasis, tas pasirodo, tas pats nuteistasis, kurį aš kažkada gyniau, skambinau jau mamai, kad jis sumušė mentai. Jo, tas pats, supranti, kurį ten pripjovė, kiti, žinai, Lukas, supranti. Ir jisai man sėdi už sienos, žinai. Aš šokė buvau, supranti, aš klausyk, aš pabeldžiu parėjęs į sieną, pasikviečiu tą Luką per langą, sakau, klausyk, taip žmogiškai, draugiškai, žinai, blemos, sakau, klausyk, Lukai, sakau, kodėl tu, sakau, Mindaugui Kaknevičiui, sakau, sakai, kad aš kažką pripjauti noriu, sakau, kad aš to taip sakiau. Kaknevičius jo tiki, tu man paaiškink. Ir kodėl jo tiki, jeigu jį perveža iš visų lagerių į kitus lagerius, jeigu jis ten komunikuoja, prašau, atvažiuoja prevencinė grupė to Luko pagrindu. Ir aš dar paskui Niuliui sakau, dar Kaknevičius gali surašyti, ką nori, sakau, tiesiai šviesiai, jūs savo galvą, sakau, viršininkas turi, sakau, jūs pasverėt, sakau, kažkaip tai. Ir aš pas tą Luką klausiu, kad nuo minties nepabėg. Sakau, kodėl tu, sakau, mane apkalbėjai? Tas suprato, jis nuslėpė, jisai suprato, sakau, iš kur tu, sako, užtraukė, aš sakau, nuėjau, sakau, visą gavau medžiagą iš teismo, sakau, ten yra atskleistas tas tarnybinis pranešimas, kurį man, sakau, administracija labai... Jo, nes administracija jau man mirtinai stengiasi, žinai, neskleisti. Administracija savo įstatymus turi, suprantate? Taip. Jinai nėra medžiagai slaptinta ir... Taip, jinai neturi jokių slaptumo žymų nieko. Ir aš supranti, kada sužinos, kodėl tu taip, žinai. Jisai, supranti, nenorėdamas būti, žinai, pasirodyti ožiu, jisai sako, koks čia nesąmonė, sako, ką čia kalba tas Kaknevičius, sako, asilas tas blemba, tuo aš čia sako. Kitą dieną įsivaizduok iš ryto per patikrinimą, iš tikrųjų, jisai išeina, tas Lukas į koridorių, stovi tas Kaknevičius, patikrinimo metas ten daug prižiūrėtojų tų stovi, žinai, tas Kaknevičius stovi, žinai, jisai išeina, sako, Mindė, nes jau Mindaugas vardas to Kaknevičius. Mindė, sako, kokios tu čia, sako, nesąmonės ant Raulino, sako, prirašėjai, kad, sako, tarnybinių kokių, sako, jis man sako, kad mano pavardė ten, sako, minima. Kada aš tau ką sakiau, sako, aš tau nieko nesakiau, aš pats matau, tas Kaknevičius pasimetęs irgi dairosi, aš nieko nerašiau. Tai sakau, Mindaugai, sakau, jau atskleistas, sakau, aš jau turiu ant rankų tą tarnybinį, sakau, tavo, kur tu parašei, dėl kurio man, sakau, antrankius uždėjo, supranti. Aš nieko nežinau, supranti. Ir vienu žodžiu dabar suprask, katras meluoja, katras ne. Ar tas nuteistasis, tas Lukas ten sakė ar nesakė tam Kaknevičiui, kad aš ruošiuosi kažką pripjauti. Ir iš kur tas Lukas sužinojo, nes ten irgi nesako. Ar Lukas galbūt taip ir nekaziolino, ir nesakė, gal čia Kaknevičius tai tokią fantaziją padarė, vienas kitą neigė. O Raulinui antrankiai vis tiek uždėti. Direktorius galva į smėlį, ausis užsikiša, aš sako, nieko girdėti nenoriu, nieko netik nenoriu, tu vaikščiok su antrankiais. Robertai, palauk, dar pabandau grįžti atgal. Kairys įvertinęs visą šitą tarnybinį, priima sprendimą apriboti visus kontaktus su tavim. Jo. Kairys asmeniškai jojo Mindaugo Kairio metaduomenyse sudarytojas, nutarimo sudarytojas yra Mindaugas būtent Kairys. Bet ar tu supranti, kad tai yra generolas, kad jis atidirbęs N metų, jisai teisė, visą žino, visus įstatymus, visus pasiekmes, viską jisai žino, supranta.
Ir jisai vadovaujasi kažkokiu lempiniu, tarnybiniu, kurį pateikė kažkoks tai ten ir atima, tau uždeda antrankius. Tu tai nori pasakyti? Viską atimė. Supranti, ir aš šitą nutarimą Mindaugo Kairio esu pateikęs administracinių teismų, byla yra priimta Vilniaus apygardos administracinių teismų. Čia dar, žinai, kaip pas mus teisingumas, pats teisingiausias teisingumas. Zasamai, humanai, ne, aš tikiu, žinok, teismų sprendimas man yra ne vienas buvęs palankus, aš tikiu teismais, kai ne visi man, žinai, palankus, bet aš kažkaip tai gerbiu juos. Kaip ten bebūtų, tai aš teismų sprendimų, žinok, gerbiu. Čia tavo asmeninė nuomonė, jinai gerbtina. Jo, aš juos gerbiu, kaip net ir tuos, kurie man yra nepalankus, žinai, aš tiesiog, neturiu kito pasirinkimo, net, man jau taip jau, žinai. Jie yra stiprioji pozicija, jie nuteisė, jie. Jo, jie yra stipresnėje, nėra pasirinkimo, juos reikia gerbti. Bet dabar tu gerą mintį sakai, o ką, vat kairys tavo. Geri žodžiai, jie yra stipresni, juos reikia gerbti. Jo, žinai, jų niekas neteisė, žinai, tas, kuris ant arklio, jau niekas neteisė, sako, žinai. Ir supranti, ir man, bet tu labai gerai sakai, o ką Mindaugas Kairys sakai, o čia gavęs lempinį. Aš tau galiu pasakyti, kaip jie dirba, supranti, kalėjimų tarnybai. Kalėjimų tarnybų yra niekas neįdomu. Jie tiesiog susiskambina, jie pasako. Palauk, Robertai. Jiems, kai nebūna įdomu, pats jų viršininkas niekada nerašys asmeniškai kažkokio tai šūdraščio, kurį tau surašė. Jam pasirodė įdomu, atvirkščiai, suprantate? Įdomu pasirodė. Jeigu jisai pats sėdo, pats sudarė dokumentą ir atsiuntė, pasirašė, tai vadinasi, jisai kuravo nuo iki ir su klaidom. Jo, ir net generolas surašė su gramatinėm netgi klaidom pabraukęs. Jo, visiems pasitaiko ir netgi, supranti, kaip ir sakiau apie bausmių vykdymo kodekso, citavau tą 76 straipsnį, jis net netitinka keliamų elementarių administraciniam aktui keliamų reikalavimų, faktinės aplinkybės nenurodytos jokios, išsamumo jokio nėra. Jis tiesiog nurodytas, kad vadovaujantis BVK 76 straipsnių. Bet tu vėlgi, Robertai, tu sakai, kad jų vadovas, generolas, baigęs aukštai, pradirbęs tokią praktiką, užduoda visai sistemai tokį toną nesilaikyti įstatymų. Na, taip išeina. Viešo administravimo įstatymas svetimas, ten kiti atitikmenys. Taip išeina. Aš suprantu, labai įdomus raštas, labai įdomus. Jeigu tu galėtum pasidalinti, mes... Laisvai ir, karočiui, padarysiu kopiją be problemų. Kažkaip. Tik su metaduomenimis, kad būtų gražus viską, Ir supranti, aš sakau, net su gramatinėmis klaidomis, žinai, surašytas, tai aš žmogus ar gėrė, ar neblaivas gal buvo, nežinau, kodėl, aš sėdėdamas 20... Aš abejoju, reikia perlenkti lasdos, gal čia alkoholis... Aš sėdėdamas 26 metus, aš tau galiu pasakyti, aš surašyčiau tvarkingiau, tikrai būtų tvarkingesnis, nes jisai būtų bent pagristas, bent kažkokios faktinės aplinkybės, kažkas kažką padarė, nes jisai išbaigtas administracinis aktas, jisai turi būti su faktinėmis aplinkybėmis. Gerai skamba administracinis aktas. Taip. Tai aš tau ir tada noriu pasakyti, supranti, administracinis aktas, pats vadovas jį parengė, pateikė, o jisai... Nu super. Ir man, pavyzdžiui, dabar kitas vėl niuansas, supranti, apie priesaikas pareigūnų, žinai. Aš čia kalbu apie tą Mindaugą Kaknevičių, žinai. Nesenai kalbėjau su mūsų viršininku Aniuliu, žinai, buvo priėjęs prie kameros pas mane pasikalbėti. Ne taip senai, žinai. Ir aš jam ką tau pirmai sakiau, tai viršininkas, sako, dėl to antrankių, žinai. Tai sakau, viršininkas taip ir taip, sakau, visą tą su Luku, tą visą situaciją, ką mes čia kalbam, aš jam nušviečiau. Jo, sako, žinai. Tai sako, aš tuo metu gavau tokią medžiagą, aš tuo metu, sako, tikėjau, žinai, nes, sako, buvo toks tarnybinis pranešimas, žinai, bet jis savo galvą turi ar neturi, sakau, kad patikrinti. Ir jisai sako, aš sako, tikėjau, tai sakau, tikėt galima bažnyčioje, sakau, dievų galima tikėti, patikrinti reikia, žinai, sakau, tikėkit tuom, ką jūs patikrinęs esate. Kiekvienas manimas, atsimenu iš teismų praktikų, kiekvienas manimas turi būti pagrįstas. Ir jie turi, supranti, tokį posakį, aš atsimenu nuo Lukiškių laikų, ir jie visos įstaigos reikalavimų, ir Šiauliuose sugirdės, ir Lukiškėse, ir dabar Alytui. Mes tikim priesaiką davusių pareigūnų, žinai, kaip ir preziumuoja. Nėra pagrindo netikėti priesaiką davusių pareigūnų žodžiais. Jie, supranti, tą priesaiką preziumuoja kaip kažkokį, kad jis kaip šventą karvę, supranti. Šventą karvę, supranti, jisai, tai ir kas, kad jisai davė priesaiką, šiandien davė, rytoj sulaužė, supranti. Priesaikos davimas, jisai nieko nepasako apie... Vadinasi, žinai, kaip latentinė tolerancija smurtui ir nusikaltimams. Nieko nepasako, kad jisai rytoj gali nesulaužyti tos priesaikos.
sakau, supranti, iš ko tu sprendi, kad jisai jūs nesulaužė, žinai, reikia tikrinti faktus, kokius čia girdi, kokie čia tikėjimai, čia ant gamtiniais reiškiniais gali tikėti, žinai. Jis paskui man vėl, sakau, tą argumentą sako, mes negalim įlysti į galvą, tau sako, gal tu kažką gali padaryti. Tai sakau, tu niekam negali įlysti į galvą, sakau, tu savo žmonai negali įlysti į galvą, tau atrodo, kad jinai ištikima, o jinai gal neištikima šiuo momentu, kol tu darbė. Tu savo kolegai negali įlysti, supranti, sakau, į galvą, su kuriuo tau sėdi vienam kabinete dalinėsi, o jisai tave už akių pridavinės kitiems viršininkams, supranti. Tu savo vaikams negali, tu niekam negali įlysti į galvą, kodėl tu turi įlysti kalinį į galvą, kuris, supranti, 2 kartus matai per mėnesį. Faktai, tu juos vertini. Taip, kalėjimas yra, supranti, čia yra formalizuota, per tiem, supranti, formalizuota tvarka ir tu turi tikrinti, yra faktai arba jų nėra. Čia dabar kažkokius tai raganų medžioklė, girdi, kažkokius tai pasitelksim įlysti į galvą, neįlysti, supranti, tai aš grįžtam prie to, aš padariau kažką, dėk ant stalo kortas, padariau kažką, nepadariau, nu tai ir viskas, tai ką tu čia ieškai prie manęs kažkokiu, tai čia priekabių dabar. Ko tu čia nori iš manęs tada? Tai akivaizdus iš konteksto išryškėjimas, tavo veikla nuteistųjų tarybos. Supranti? Antrankiai iš viso yra toksai dalykas, yra spec priemonė. Spec priemonės yra naudojamos kada nuteistasis siautėja. Ir iki nusiraminti. Kitiems nuteistiesiams sakai, kad reikia analizuoti teisės aktus, mokėti jų pritaikymą, ginti savo teisės teismą. Ir tai nėra paranku administracija. Ir administracija tą patį taiko prieš tave. Keista, kad tas nesubado ir nesuspardo. Taip, Tautvydai, čia yra pats blogiausias dalykas. Aš su visais prižiūrėtojais, žiūrėk, ką aš tau noriu pasakyti. Kas liečia paprastus prižiūrėtojus, tą visą grandį, žinai. Aš tais visais puikiai idealiai sutariu. Tiek Alytui, tiek Pravieniškėse, tiek Šiauliuose, tiek... Manim nei vienas prižiūrėtojas nesiskundžia. Jie ateina su tais antrankiais. Jie sako, tai palauk, tai už ką čia, sako, dabar tau dėt, ką tu čia, sako, padaryti, sako, jeigu būtum kažką padaręs, tai čia mes, sako, kolektyvas, mes tikrai, sako, geriau. Laurinai, taip išeina, kad supranti, Alytaus lageris jisai garsėja tokio aktyvizmu. Tai prieš tave nustatinėja kitus kalinius, masiškai turiu omeny. Ar ne? Tu jauti tą? Lemba, supranti, aš esu tarp kalinių žinoma, žinai, ir nelabai nėra taip paprasta prieš mane nustatyti, supranti. Jo, patirtis tavo, žinai, didelė sukaupta jau. Jo, nelabai, žinok, taip lengva, tu prieš mane nustatysi ten, kokį durnelį gal ir nustatytų, žinai, bet šiaip, žmonės... Ir manipuliuoja juos. Jo, bet šiaip, žinokas, su visais, mandagiai bendrauju, aš niekur nelendu, kaifuot nekaifuoju. Ten, karočiui, judėti nejudu, ten netrūkyti nerūkau, žinai, priklausomybių kažkokiu. Aš savo vietoj sėdžiu. Jo, tai vat, ką noriu pasakyti, ateina prižiūrėtojas su antrankiais, nu visi malačiai tie prižiūrėtojai, visi jie yra šaunuoliai, aš tik tai gerą žodį galiu pasakyti apie tuos paprastą grandį visus tos prižiūrėtojus, aš jiem atlyginimą pakelčiau, blemba, 3 kartus visos įstaigos. Jie ateina, sako, Ropkė, tai už ką čia, sako, dėti, sako, tos antrankius, tai mes taip pat kalbamės draugiškai. Tai sako, ką tu padarei, sako, čia niekas nieko negirdėjo, sako, čia būtų įvykis kažkoks. Nu, kaip tai, sakau, niekas, tai skundas, sakau, valdžios parašiau 3 skundus ir viskas, sakau. Tai jisai išpūtęs akis, sako, tai sako, čia už skundus, sako, antrankius uždėjo. Blemba, sakau, žmogaus, sakau, šaudo, sakau, jeigu, sakau, žmogus tiesą kalba, ne tik antrankius deda, yra valstybių, sakau, valstybių yra, kur šaudo netgi, sakau, žmonės, kur disidentus, netgi tie irgi disidentai, jie nebėgiodavo nei su kirviais, nei su peiliais, juos tremdavo, supranti. Dabar vėl nustatai prieš save žmonės, save lygini su disidentais, su šventaisiais, supranti? Jie sakys, sėdintis kalinys žmogžudys ten, Tai aš tiesą, taip, tai aš tiesą sakau, tai supranti. reikia danešti visuomeniai, kad... Taip, aš tiesą sakau, aš esu ten žmogžudys, prievartautojas, supranti, bet tai, supranti, kaip yra, aš savo kainą moku. Aš esu nuteistas iki gyvos galvos, supranti, aš sėdžiu šūdų krūvoje ir valgau, supranti, kruopas per dieną 3 kartus, kur duoda, supranti. Tai jūs gaudykite tuos nusikaltėlius, kurie, supranti, yra bausmių vykdymo sistemoje 106 milijonai, kurie yra skirti ir kurie vagia, žinai, ir kurie kankina žmonės, žinai. Va tie yra nesugauti, visuomenė turėtų būti prieš tuos nuteikta, supranti. Prieš tuos turėtų. O aš tai jau viskas, aš atskleistas, aš jau sėdžiu kameroj, groto, supranti, aš padariau nusikaltimus, bet man nesaldu yra. Man nesaldu yra, aš moku kainą, supranti, aš iki gyvos galvos nuteistas, supranti. Ir aš vienintelį dalyką, ką aš blogiausiai darau, aš sakau tiesą, supranti, mane persekioja už tiesos sakymą, aš esu pavojingas, aš esu pats, jeigu aš kaifą stumdyčiau kilogramais Alytaus kalėjime, jeigu aš ten duočiau į galvą kažkam, bet jeigu, supranti, aš ten arba būčiau informatorius, informaciją teikčiau, arba būčiau su binlaižys kokiam Bartkevičiui, supranti.
tai viskas būtų gerai. Viskas būtų gerai, sakytų, ai, čia nieko, čia biškiai davė ten į galvą, supranti, ten biškiai narkotikų pardavė, nu, čia viskas suprantama, žinai, čia, ai, viskas tvarkoja, eik, žinai, viskas gerai. Visiems būna. Jo, eik, durniau, sakytų dar, žinai, į pendelį užpakalį ir tas bėga, žinai, gerai, viršininkė, bet aš turiu orumo. Ir aš sakau, klausyk, tai sakau, aš tuoj griebiu tą kodeksą, atsiverčiu, man dega viduje, supranti, ugnis, aš negaliu, aš atsiverčiu, tai sakau, parašyta, sakau, taip negali būti, sakau, sumušys žmogus, sakau, tai kodėl jūs sumušėt? Tai man sako, tai tu nesikišk, tai tu nežiūrėk ten, žinai, nu tai kaip, sakau, nežiūrėk, jeigu parašyta, girdi, kad man ten turi būti užtikrinta ten užimtumas, kažkas, tai sakau, tai gal tu ten pabandyk, sako, ten gražiai su jais kažką tai ten pakalbėti, tai sakau, Subinę laižyt. Jo, tai sakau, tai kad aš gražiai ir kalbu, mandagiai, sakau, aš nekeikiu jo, sakau, nekoliu, sakau, aš bandau, sakau, mandagiai pašnekėti, sakau, tai kad, nu, kaip dar mandagiau, sakau, visginti uodegą, šunį uodegiauti, aš nemoku, aš subilaižiauti šunį uodegiauti, aš neturiu talento, jūs mane, sakau, prie sienos pastatyk ir sušaudyk, supranti, aš neturiu tam talento tai padaryti, supranti, kad, tai ką man dabar, sakau, aš dėl to kaltas esu, kad aš tiesą pasakau. Viskas, nu tai aš už tai sakau, žinai, kad už tai ir persekioja, žinai. Tai teisme dabar tas individualus priimtas. Individualus administracinis aktas, taip. Jisai apskūstas teisme. Taip, jisai yra apskūstas. Procesiniai stadijai, ar žinai? Jisai yra priimtas ir data nėra paskirta. Tiesiog nėra paskirta data, bet supranti, argumentai pateikęs yra atsiliepimą Lietuvos kalėjimų tarnyba. O kas tos atsiliepimus, kaip jie ten skamba, labai įdomu. Atsiliepimą ten irgi Lietuvos kalėjimų tarnyba, aš to galiu pasakyti, ten dirba, nu, pilna debilų, nu, tegul pyksta jie ant manęs, nu, nepyksta žmog, nu, ten paskaitai, ten teisininkus. Prisitaikėliai prie situacijos ir viskas, jie 10-metį dirba, mato, kad iš 100 bylų laimi nuteistieji 1-2 maksimum ir jie rašo, tas konvejeris dirba, jiem ten nusispjaut. Jie prisitaiko, jisai dirba šiltai, ateina į darbą, nieko daryti nereikia, ten darbinė mašina kabinetą turi, kyla laiptais ir jisai užpakalį laižo ir jam gerai ir visiems viskas šaunu. Kam galvoti apie kažkokį kalinį, jeigu dar viršininko individualus aktas. Jo, viršininko. Prieš mane, jo, tai prieš kalinį. Jis neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai rašyti tokias nesąmonės. Jo, tai tu įsivaizduoji, tai generolai, supranti, dabar kažkokį, tai ką man būtų gėda, žinai, man būtų gėda, tai perkti, sakau, blemba, jūs turite, sakau, šeima, žmonas, vaikus, tai sakau, kaip, čia kaip apie tos partimus, žinai, dabar apie tą nuteistį, nu, man šlikšt vyra, supranti, aš uždeda antrankius, paguldo, supranti, ir ten spardo, žinai, ten visi vyrai, tokie 2-metriniai, kaip kurie, žinai, ten tie zonderių komanda, čia tokie yra zonderių. Tokie atrodo su tais visais skydais, žinai. Ne, tai yra tie yra prevencinė grupė, bet yra dar ir kiti, žinai. Tai vieną kartą, žinai, mes čia buvom kolektyvo taryboje, žinai, aš čia kai buvau, mes lauke tenais su Hebra, žinai, prikolinam stovė, toksai, su tokiu pareigūnu, žinai, irgi, tai, na, prikolinam, žinai, taip kalbame, žinai, apie šito, žinai, spardymus, žinai. Tai sakau, o kaip tu galvoji aš jam, žinai, dar ten tik kiti prisportavę, bohuriukai tokie naboliniai stovi, išsipūtę, žinai, mes ten šešiesi buvom. O tai kaip tu, sakau, galvoji tam pareigūnui, sakau, kaip tu, mes šešiesi tave suspardytume dabar ar ne, žinai. Ir dar kitas juokis sako, jo, dar prieš tai antrankius uždėtume, žinai, dar prieš tai, paskui, nu, tai, žinai, tai kokia čia garbė, kaip tu paskui grįžęs namo žmonai, jie žiūri vaikams, žinai, kada tu ten... Žinai, šitą kalinius spardžiau. Jo, ar yra vandens, nusiplausiu rankas. Žinai, tai eik tu ten, žinai, kažkur tai tu ten, jeigu tu kietuolis, tai eik tu ten į kovas kažkokias, tai ten į ringų, žinai, ten kažką pademonstruokis, savęs parodyk sportinius rezultatus, dar kažką, tai, žinai, čia atvažiuoja, žinai, tuos veidus susidengia, žinai, 10 suspardo, ir ten tas prevencinės grupės, ten tas paskui vadovas, žinai, ten dar reikia asilai, žinai, ten patys kalti, kiti per jūs kenčia, žinai, taip ir reikia. Minutėlė, prevencinės grupės vadovas, kas? Aš nežinau, dėl Masiulionis, man atrodo. Man irgi atrodo, kad Masiulionis Tomas. Nu, yra ten toksai. Žinomas, nu ką, jisai, supranti, jisai šiuo momentu dirba Lietuvos kalėjimų tarnybos saugumo ir kontrolės valdymo skyriaus viršininku. Aš atsimenu, Lukiškėse dar jo pavardė skambėdavo. Jo, jisai Lukiškis, tai buvo skambioji istorija, kai, supranti, mane 10 metų apstoja irgi su antrankiais surakintas, suspardytas, jis stovėjo šalia tuo momentu. Čia buvo 2015 metai. 2015 metai.
Jo, jisai paskui labai greitai perėjo ir jisai po to kerštą man pradėjo vykdyti. Jisai po to perėjo, supranti, dirbti iš karto į Lietuvos kalėjimų tarnybą iš Lukiškių. Po to įvykio, kaip ten, karočią, mane subaladojo ir, supranti, prasidėjo byla. Ilga, sunki, aš išlošiau tą bylą, žinai, užteisė tos darbuotojus, tos pareigūnus. Čia buvo vienintelė Lukiškių byla, ten irgi ten būdavo sadizmo aktai, ten dešimtmečiais tęsiasi, niekas niekada nebuvo išlošęs, aš ten vienintelis išlošiau, supranti, tą bylą, pripažino juos kaltais, šalino nuo darbo, jie ten viską prarado, žinai. Nu ir supranti apie mūsų tą Tomą Masilionį, žinai. Ir jisai perėjo dirbti į Lietuvos kalėjimų tarnybą. Jisai perėjo dirbti ir aš tada rašau skundus. Dėl buitinių sąlygų kažkokiu, tai Lukiškėse sėdėdamas rašau skundus. Jisai man, supranti, teikia atsakymus, žinai. Jisai man teikia atsakymus. Ir pastoviai tik tai jam vizuoja, žinai. Blembo, mane spardant kiti darbuotojai, ta šalia stovėjo. Iškelta byla baudžiamoji, jisai dalyvauja toj byloje, liudytojų yra klausimas, prieš mane nusiteikęs kategoriškai, žinai, ir jisai man rengia atsakymus, aš neapsikenčiu, aš parašiau Seimo kontrolierių įstaigai, netgi kreipiausi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, ar tai nėra viešų ir privačių interesų supainiojimas, supranti, kada jisai kaip ir viešas asmuo man teikia atsakymus, bet kaip privatus jisai negali būti nešališkas, nes jis liudytojas yra baudžiamoji byloje. Tai Seimo kontrolierių pažyma, ir galvom, turiu čia pristatęs pavyzdžiui, supranti, yra 2017 metų, yra spalio 30 dienos yra pažyma, tai irgi pripažino vienareikšmiškai, kad manau, ten irgi skundą, supranti, pagristų, kad numeriukas vengti. Yra ant sprendimo. Numeriukas, taip, pagal jį taip, galima yra. Rasti tą. Gali įgarsinti, kad taip, tam, kas taip, įdomu, 2000 pasiskaitys. Taip, 2017 metų yra spalio 30 dienos pažyma, numeris 4D, brūkšnys 2017, skersinis brūkšnys, vienetas, brūkšniukas 616. Ir supranti, ir, pripažino vienareikšmiškai ten Seimo kontrolieriai irgi pažymą pagristų, kad sako, kad valdininkas turi vengti net šališkumo, kad pareiškėjų kreipimais nagrinėjimai laikantis būtų nagrinėjami konstitucinio atsakingo valdymo, gero administravimo principų. Ir, supranti, ir pareigūnai rengdami atsakymus į šios kreipimus vengtų net šališkumo regimybės. Reiškia, valdininkų yra keliamas toks reikalavimas, išaiškino, kad jis... Taip, kad jis net šališkumo regimybės turi vengti, žinai. Ir po šitos pažymos, įsivaizduok, jisai jau nebeteikia, žinai, jau man atsakymą. Aš rašau skundus, jisai man nebeteikia. Rekomendacinio pobūdžio Seimo kontrolierių... Taip, bet jisai kokius 5 metus, bet to aš pradėjau keltis, man jau pradėjau iš viso trumpinti, aš pradėjau rašyti Seimo etikos procedūrų komisiją, supranti, kad jisai painiojo viešus ir privačius interesus. Ir tada jisai kažkaip sustojo ir jisai kokius 5 metus jis neteikė. Bet jisai ką padarė? Jisai dar tada nebuvo režimo viršininku, jisai po to tapo saugumo kontrolės valdymo viršininku ir jisai man pradėjo kerštauti ir tiesioginės keršto akcijas. Jisai dabar yra, supranti, saugumo kontrolės valdymo viršininkas, jisai paskambino bet kuriam arba Bartkevičiui, arba jeigu aš būsiu Šiauliuos, jisai paskambė Šiaulių viršininkui, jeigu aš būsiu Praviniškis, jisai Praviniškių viršininkui paskambina ir jisai pasako, ten pas jūs yra toks ir toks Raulinas, gyvagalvis, nutestas iki gyvos galvos. Reikia jam, supranti, greitai papresuoti, reikia jam biškutį spaudimo. Čia gal mentaliteto, tokia lietuviško to mentaliteto tokia dalis, posovietinis palikimas, nežinau, toks šiek tiek iškreipimas, sadizmas, kažkaip viskas pas tos mentus mūsų turi būti, supranti, toks cinkelis, kaip sakyt. Žinai. Aš šokė, kaip taip gali būti, supranti. Aš turiu jo atsakymą, čia vieną kartą Praviniškėse prieš 2 metus jisai man vėl, supranti, čia gal, supranti, prieš porą metų, aš apakau, žiūriu, Seimo Praviniškėse sėdžiu, jisai man vėl žiūri nuo Tomo Masilionio atsakymas, ten nepagristas, ten nieko nenurodyta, žinai, o kaip čia tu, sakau, draugelis man vėl atsakymus teikia, žinai, aš vėl paskundžiau ir vėl nebeteikia, žinai, Bet tai kas iš to, jam jisai dabar turi pavaldžius darbuotojus, jisai yra skyriaus viršininkas. Jis yra didelis viršininkas kalėjimų tarnyboje. Čia mes, aišku, labai subjektyviai dabar kaltinam, kad jisai turi įtaką didelę ten.
Aš kalbu subjektyviai, realiai taip ir yra, aišku, bet... Taip ir yra. Tai ne tik subjektyviai, bet tai turi įgaliojimus. Tai jam suteikti įgaliojimai, suprantate, tai turi savo pavaldžius darbuotojus ir jisai tai tiesiogiai duoda, suprantate, nurodymus. Tai ateina ten darbuotojas. Pas mus kaip, pas mus nėra kažkokiu tai, girdi, ten savarankiškumo, kad ten darbuotojas paprastas žiūrėtų teisės aktų. Jam duos šautuvą, pasakys, eik šauk į Raulyną, arba va, ten sakys Tautvydas, sakys, va, nepatinka, eik šauk į jį. Jisai ir šaus. Jisai ir šaus. Ką jam daryti? Nemažesnius dalykus esu išgyvenęs. Nu, ir praėjęs kelius. Dabar pasiskaitau, mane juokas ima, žinai. Bet kai pasikalbi su kitais, jei tave žiūri kaip į kalinį, žinai, ai, tai melagis ten tas anas. Jo, ir ant to kabina. Ir supranti, Lietuvos kalėjimų... Stigmatizacija. Stigma, čia yra arkliukas, čia yra jų arkliukas. Klausyk, kaip jie žaidžia ant dviejų kėdžių, kaip jie žaidžia, pavyzdžiui, vadovybė Lietuvos kalėjimų tarnybos, kaip žaidžia ant dviejų kėdžių. Kada jiems, sakau, atvažiuoja koks nors CPT, pavyzdžiui, ten delegacija kažkokia. Šiais metais jie pasirodys Lietuvoje, taip kad reikia dėti visas pastangas. Buvo asmeniškai pas mane į Marijampolę, buvo atvažiavę, aš esu kalbėjęs. Ir šiais metais atvažiuos, kadangi jūs prirašysit dar. Jo, ir asmeniškai sukreipęs, aišku, individualių ten nenagrinėja, bet sako, atsižvelgsim, vis tiek, sako, rašykit, atsižvelgsim. Įmeti ir turi susidaryti kritinę masę, kaip ir visur visada, ir tada duoda rezultatus. Tada vėl nagus kramtys atvažiuos. Bet jie tada, bet jie tada kaip sako, supranti, jie tada apsivelka, tokie, pavyzdžiui, vadovybė ten kalėjimų, jie apsivelka tada avies kailiuką, iš karto prieš tuos, jie tada sako, taip, sako, pripažįstam pas nuteistuosius, taip, ne visos sąlygos atitinka, reikia daugiau pinigų ir finansavimo geresnio ir mes tada padidinsim, pagerinsim viską, supranti. Ir kada padidina pinigų, kada duoda daugiau pinigų, dabar yra 106 milijonai biudžetas, supranti, yra Teisingumo ministerijoje, bausmių vykdymo sistemai skiriama yra 106, yra pats didžiausias biudžetas Teisingumo ministerijoje iš visų valdomų sričių, ten antstoliai, ten teismai, pats didžiausias bus apie 106 milijonai. Kurti, tu įsivaizduoji, kokie pinigai yra įskirti. Tai išlaikyk infrastruktūrą, viskas kiaura, šlapia, ten pilk, nepilk, viskas ištekė. Taip, ir ten remontuoja, ir viską vagia. Tai įsivaizduoju, Lukiškių kalėjime, aš pavyzdžiui, prasidėjau 18... Taip vagia, pareigūnai Lietuvoje šventi, jie nieko nevagia. Tu įsivaizduoju, aš Lukiškių kalėjime prasidėjau 18 metų ir kiekvieną dieną vyko remontas. Nebuvo per 18 metų, aš nemačiau, kad nebūtų, ne vienos dienos, kad nebūtų remonto. Ten vieną vinį įkalą į sieną ir 100 eurų nurašo. Ten ne taip, ten pastovus atnaujinimo darbai, trumpos, aš buvau susidūręs su tai, kad jie kiekvieną kartą deda pastangas gerinti sąlygas nuteisti, padažo, užkala, kažkur uždažo, siekia humanizuoti aplinkas. Tai įsivaizduoju, Kacilauskas buvo toks amžinatelis. Kaip jie klijuodavo sudaužytus unitazus ir tos unitazus statydavo kaip naujus. O kaliniam užkraudavo baudas už tai, kad jie sudaužo tos unitazus. Ar atsimeni? Tas maistas, kiek išskiria pinigų maitinimui, kalinių, pažiūrėjau, Lytui. Uniformų, kaip darydavo pagalvės, ar atsimeni? Atsimenu, batinius tos čiužinius, kur jau ten išduoda čiužinį 5 numirę, to čiužinio jau ten prieš tave buvo. Baudeklu ir atgal. Jo, tai tu įsivaizduoji. Ir jie tada sako, supranti, pagerintume sąlygas, bet reikia daugiau pinigų padidinti finansavimą. Finansavimą padidina, tada ką daro? Tada, kada padidina finansavimą, tada apie kalinius jau nekalba gražiai, sako, mes visuomenė tada kiršina su kaliniais, tada sako, viską suėda kaliniai, blemba, viską pravalgo, viską duodam. Taip, nedėkingi, žmogžudžiai, prievartautojai, mafijozai, kontrabandininkai, narkotikų prekiautojai. Ką jūs jais tikit? Aš tai pažiūrėkit. Greit sakys dar politiniai kaliniai, žinai. Jo, aš suprantu, apsivilkęs uniformą, žiūrėkit, skiriami ženklai pas mane ir antpečiai, man valstybė patikėjusi, kom čia tikėsi ten, kur kaliniai. Ir labai lengva manipuliuoti, ir mokesčių mokėtojai, jie pikta minė, irgi tokia kaip avinų banda. Jos galima suprasti, jie galima gauna močiutės pensijas, kurių neužtenka pragyvenimui. Jo, ir jie pyksta, Taip, jie pyksta ant kalinių, bet mane supranti, kada mane įmasiutas, kad aš paskaitau, ką aš turiu gauti, aš negaunu. Ir aš tada noriu, žinai, pasakyti, kad tai kodėl tada tu skiri 106, tai Ruginienė, čia ne tik tai teisingumo, čia turėtų ir premjerė, supranti, atsižvelgti. 106 milijonų, čia yra dideli pinigai, Lietuvos masteliu, supranti. Tai neskirtų nafik pinigų tada, supranti, tai skir 50 tada milijonų, žinai, tai mažiau atiduoti rentai. Gerai, atsimeni, kaip maitindavo su produktais. Supranti, kaip sumažina maitinimo biudžetas ir tada bus iš vis
Baisu. Dabar baisu. Tai nieko, iš ko vokti, tada iš ko gaminti. Tai nieko nepaims, pavyzdžiui, kaip Alytaus kalėjime, kotletą iš duonos kotletai, kaip čia vienas juokauja, mentas, žinai, sako, valgant kotletus duonos tikrai nereikia, tai kaip tau reikės duonos valgant kotletus, jeigu iš duonos kotletas, supranti? Tai baisu, perlaužiu kotletą, aš perlaužiu kotletą, realiai duoną. Nėra tokios kultūros, kaip sėdėdavau toj bausmių priežiūros taryboje, tai jiems sakau, vieną kartą nuvažiuokim, papietaukim su kaliniais, neinformavę jų, ir jūs suprasite per 5 minutės, kas vyksta lagerį ne taip, ir jūs suprasit, kokie žmonės iš ten išeina ir koks svarbiausias, kodėl jie iš ten tokie išeina. Bet niekada to nebuvo. Jo žinom, kad situacija yra tragiška. Tačiau tai buvo bent jau taryba, apie tai mes galėjom kalbėti. Prie šios ministrės mes neturim net tokios galimybės. Jinai ten glebišiuojasi su tais mentais musarais ir daugiau jinai nieko nedaro, toks vaizdas. Supranti? Kokame yra problema. Supranti, reikia nepamiršti vieno momento, supranti, kad ministrė irgi nėra šventa karvė, yra vyriausybė, yra premjerė, yra Seimas, yra frakcijos, gali ant kilimo kviestis pas ministrę klausti, kodėl yra vienaip, yra antraip, yra trečiaip, yra tarptautinės organizacijos, yra teismai galų gale. Jeigu teismas pripažino, supranti, ten nuteistojo skundą pagristų, kad ten ar dėl maitinimo, ar dėl kažko, ministrė dėl to negali nereaguoti, žinai. Nors jiems nusispjauti tiesiai šviesiai, sako, tos rekomendacijos, aš tau galiu parodyti, dabar pat ištraukti, supranti, kur yra, pavyzdžiui, turiu rekomendacijas Seimo kontrolierės numerį pasakyti, kur yra pripažinta pagristų mano, pavyzdžiui, porą, čia ten karštų tau parodyčiau, supranti, kur yra, kad aš neturiu vieną sėdėti kamerų visą laiką, kad, kaip tik čia po ranka, pavyzdžiui, 2020, aš buvau Praviniškėse, 2024 metų yra supranti, rekomendacija balandžio 11 dienos, kad vieną sekundėlę, netą pasakiau, numerį kitą yra dar čia. 2024 yra Liepos 30 dienos yra rekomendacija 4D 2024 skersinis _1_547. Ir supranti, yra, pavyzdžiui, juodu ant baltų, paskaitysiu tekstą. Aš čia skundžiausi dėl to, kad mane laiko vieną izoliuotą kamerą be jokio bendravimo. Aš neturiu su ko pabendrauti, man stogas važiuoja, sakau. Ar mane laiko kaip Abu Graibų kalėjime, laiko teroristų, žinai, kaip Abu Graibų kalėjime, su tokiam sąlygom, žinai. Ir aš jiems Seimo kontrolierė tada rašau savo pažymoje. Atkreiptinas dėmesys, kad priimant sprendimą atskirti asmenį taip pat turi būti atsižvelgiama į asmens fizinę ir psichinę sveikatą. Jei asmuo atskiriamas dėl saugumo ar saugos priežasčių, siekiant apsaugoti save ir kitus, jam turi būti siūloma bent 2 valandas per dieną praleisti prasmingai bendraujant. Ar bendravimas su žmonėmis yra prasmingas, priklauso nuo bendravimo kokybės ir psichologinio lygio. Kuo ilgiau asmuo yra atskirtas, tuo daugiau priemonių turi būti imamasi, kad būtų sušvelnintas kenksmingas atskirimo poveikis. Tai dabar, ir aš jums rodau, Alytaus kalėjime vakar rodžiau resocializacijos specialistui šitą, ką tau paskaičiau pažymą, sakau, aš sėdžiu vienas per mane, nei 10 minučių niekas neteina pakalbėti, jokių 2 valandų nėra, supranti, man kairys uždraudė su visur, nieko reisų, nieko bendrauti ir ką ta pažyma, jie valosi koją, supranti. Yra kita pažyma. Teismai užima laiką, čia jų ir yra kovos metodas, kai niekas nieko nedaro, imituoja tam tikrus procesus, tie procesai užima metais ir tu gauni ten satisfakciją, ten maksimum, kad užtenka pripažinimo, tipo, žinai, kad būtų... Aš atsimenu jo vieno darbuotojų Lukiškių kalėjime dar senais laikais, jie netgi teismų, jeigu sako, mums bus nepalankus, mes net teismų sprendimų nevykdysim. Mes jų nevykdysim, supranti. O pažymos ten iš vis, jie kojas valosi, supranti jas. Jie tiesiog realiai valosi į tas pažymus kojas, supranti. Todėl aš ir sakau, yra valstybė valstybėje. Čia yra savi įstatymai, ten, kur tu gyveni už tvoros, supranti, ten yra irgi visko, bet ten yra kitokie įstatymai, o šičia jie neprasiskverbia, supranti. Ir čia niekas nepraeina. Čia pavyzdžiui, supranti,
kaip tau pasakyti, čia netvyks, bet kas policininkas tau, neteis, čia niekas neįs į šitą įstaigą be saugumo valdymo skyriaus žinios. O jeigu saugumo valdymo skyriaus ten, pavyzdžiui, viršininkas korumpuotas, nu tai ką tu viskas. Tai jeigu tu gauni iš pataisos namų kažkokį tai atkatą ten į metus kokį 7-8 tūkstantėlius, taigi tu nevažiuosi ten ir netikrinsi, kas ten vyksta gerai ar blogai. Aš čia improvizuoju tik tai, nereikia čia. Ten 7-8 tūkstančių ten per savaitę turbūt ten į metus, žinai, bet šiaip jo, žinai. Anksčiau būdavo toks indikatorius, žinai, kuo didesnės pareigos, to platesni žandai. Jo, tai aš irgi pažiūrėjau nuotraukos, žinai, pavyzdžiui, mūsų kalėjimų tarnybos vadovas, jisai jaučiasi gerai, žinai. Gavęs žmogus yra 2 papeikimus, žinai, vienas iš jų yra griežtas papeikimas, su vyriausybės patvirtinimu, su vyriausybės žinia, antras buvo griežtas papeikimas, ponui Mindaugui Kairiui yra skirtas. Bet, jisai, supranti, jaučiasi gerai. Jisai atvažiavo, supranti, sako, tai ten, čia su mūsų tarybo kalbėdamas, sako, tai ten, sako, durniai, sako, ten man skyrė kažkokį, sako, žinai, nekreipkite dėmesio, ten ministras buvo praeitas, kur man skyrė, kur... Generolas, jisai žino, ką kalba. Sako, tai ten, sako, tas ministras, sako, praeitas, ten durnius buvo, sako, nekreipkite, ten nesąmonė, sako, žinai. Tai va, maždaug, žinai, tokiam lygmenį, tai... Dabar sakys, kad mes politikuojam, žinai, negražu. Ne, tai politikuoti reikia dėl to, kad politikuoti Tautvydai vienareikšmiškai reikia, dėl to, kad čia yra valstybės opinija. Bausmių vykdymo sistema, visi kalėjimai yra valstybės opinija. Supranti, čia pirmas dalykas, čia yra tai, ką visą tai kalbu, ką pasakoju, kas vyksta, tai daro valstybės tarnautojai. Supranti, tai tada jeigu į tai nekreipti dėmesio, tada į ką kreipti dėmesį, kyla klausimas. Kodėl tu tada kreipi dėmesį, policininkas į ten nusikaltėlį gatvėje kažką eina daro, tai irgi tada nekreipti dėmesį, žinai. Tai jeigu daro nusikaltimus, uniformas dėvintys, įstatymo sergėtojas. Robertai, teisminės valstybės imperatyvai. Supranti? Kaip teisinės valstybės, to prasme? Demokratinės valstybės teisiniai imperatyvai. Taip, būtinai vykdomi įstatymai, pagrindiniai, ten postulatai, valstybės pamatai. Tai va, tokie yra principai pas mus. Taip turėtų bent jau būti. Teorijai. Turėtų tai būti. Tai, supranti, tai yra vieša opinija, tu atsakai politikavimu, tai yra, supranti, jeigu šito įkalinimo įstaigoje, supranti, sėdi žmonės, šiuo momentu, nežinau, ten keli tūkstančiai, kiek ten 4,000, kiek čia yra tų nuteistųjų, tai ir jeigu nesirūpinama, supranti, tų žmonių, kad jie išeitų visaverčiai, pilnaverčiai piliečiai į anapus tvoros, tai tada reiškia, yra daroma žala tiesiogiai visai visuomeniai, visai valstybei yra daroma žala, supranti. Jeigu šitą sistemą suinteresuota padaryti nusikaltėlį dar didesnių nusikaltėlių, supranti, tai vienareikšmiškai, tai kaip gali politikos tai nedominti, supranti, tai negali. Bet kai ateina į valdžią tie žmonės, kuriems nusispjauti, jie viską tvarko ant popieriaus. Reikia kalbėti viešai, žinok, tu sakai nusispjauti, tas nusispjauti irgi yra iki laiko, žinai, būna, ten pas jūs irgi jau nėra viskas taip, kad jau jie ten dievai ir viskas, žinai, irgi tarp jų yra trintis, ten yra vidaus virtuvė ir kas kažkiek tai laiko, žinai, vis tiek yra kažkokia konfrontacija, opozicija, jie ten keičiasi, žinai, tuos postus stumdos, tas kėdės vieni kitiems, ir reikia kalbėti apie tai, nes, pavyzdžiui, žiūrėk, aš tau kaip pavyzdį pasakysiu. Alytaus kalėjime yra 2 žmonės, kurie rašo skundus. Alytaus kalėjime sėdi apie 700 žmonių dabar, apie 700 plus minus. Iš jų rašo 2 žmonės skundus. Vienas prieš tave sėdi šiuo momentu, kuris rašo. Ir dar kitas yra, supranti. 2 žmonės. Kitas pavyzdys, aš kai buvau Lukiškių kalėjime, pas mane atvažiuoja iš kalėjimų departamento žmogus ir dėl maisto buvau, kėliau vėjus didelius, atvažiuoja žmogus iš kalėjimų departamento, išpūtęs akis nustebęs į mane žiūri, sako, tai sako, pakeistume, sako, klausyk, tu čia, sako, įdomiai labai kalbi, įdomiai tu čia rašai, sako, negirdėtas dalykas, blogi ten kotletai kažkokie, ten kažkas tai blogai. Sako, aš jo patikėjau, jis labai rimtai, sako, tai kad, sako, tu vienintelis, žinok, skundėsi, visiems gerai yra, žinai.
Visiems gerai, ir sako, tu vienintelis, sako, gal ir kažką reaguotume, supranti, tai aš grįžtu prie to, kad tiesiog toj politikoje, sakai, visiems nusispjauti, reikia kalbėti, reikia viešinti apie tai, tai, ką tu darai, tai labai yra nusveikintina super dalykai, reikia tiesiog apie tai kalbėti ir viešinti, reikia nebijoti, reikia sakyti, kad ponas viršininkė, jūs korumpuotas esat, valdžios žmonės turi tarnauti žmonėms, aš neprašau, kad čia ne kaliniai, tegul visuomeniai tarnauja, tegul duoda atskaitomybę apie tuos pinigus, kur padeda tuos 106 milijonus. Tai jie duoda, jiegi matėja ataskaitas, ten viskas ten surašyta, ten tiesiog skaitai. Palauk. Tai palauk, tai ataskaitas. Škola milicija ataskaitas analizuoja, sistemina visas kur kas įgyvendino, turi daryti, supranti, kur kas įgyvendino. Tegul padaro, žiūrėk, paprastas dalykas, kodėl jie vengia, supranti, padaryti, pavyzdžiui, skundų viešą registrą, kaip yra Seimo kontrolierių, kodėl, pavyzdžiui, teismų yra nuosmeninti sprendimai, Seimo kontrolierių yra pažymos viešai skelbimų, kodėl kalėjimų tarnyba yra tokia slapta kažkokia, girdi Twin Peakso miestelis kažkoks, tai supranti, kur kalinių skundai visuomeniai neturi. Visuomenė moka pinigus iš biudžeto, iš bendro lojo maitinama šitokia milžiniška sistema, 106 milijonai skiriama. Kodėl tu nenori atskleisti visuomenė, apie ką kaliniai rašo skundus? Paklausčiau pas kalėjimų tarnybos vadovybę, kodėl jūs bijot, padarykit viešą registrą, nuosmeninti, nesakykite ten. Aš dabar improvizuoju, kad jie meluoja, kad tie patys yra žmogžudžiai, jais tikėti negalima, jie yra melagiai. Tvarkoj, pala. O kita visuomenės dalis, tai jos reikia kankinti, Stop. Kad meluoja viskas okei, tegul jie meluoja, supranti, bet yra, pavyzdžiui, teismai. Tai teismams meluoja ir Seimo kontrolierių įstaigai meluoja, bet aš kalbu apie tai, kad, supranti, galėtų žmogus paprastas visuomenė atsidarytų kalėjimų tarnybos svetainę ir būtų ten šone skilti, supranti, kad atsidarytų skundai. Ir tada žmonėms būtų įdomu pasiskaityti. Abiem rankom už, net nėra suvestinių, supranti, dienos suvestinė, kas įvyko lageriuose. Ir kai prasideda slėpimas, kai jau atvažiuoja ta prevencinė grupė, jinai išdaužo, apie tai tu net negali susižinoti. Nieko negalės. Ir aš paskutinis, kur buvo atvejis, beje, kur buvo paskutinis atvejis, kaip išdaužė, tai aš ten Kalinių sąjungoje ir paskelbiau pirmutinis. Aš žiūriu, praėjau savaitę laiko, galvoju, tylu, vieną dieną praėjau, niekas nepasakė. Antrą dieną, žiūriu, trečią dieną niekas, o paskui neapsikenčiau, paskui aš parašiau, kad jau čia jie siautėja, žinai. Tai supranti. Mes vedam tokių veiksmų suvestinę, bandome kažką tai improvizuoti, supranti. Tai kalėjimų tarnyba. Atstovai to neviešina. Tai turėtų, pavyzdžiui, kažkas iš politikų, supranti, paimti ir tiesiog duoti įpareigojimą tiesiog ar ministerija kažkas, padarykit viešą visuomeniai prieinamą, kur yra ten išmėtomi tipi, kuo kaliniai skundžiasi. Atmetė skundą, pavyzdžiui, dabar tu įsivaizduoji, kokius atsakymus teikia Lietuvos kalėjimų tarnyba. Ten absurdai, ten briedai, ten kosmosas, fantazijas, jie ten rašo, supranti. Bet jie ramiai savo gali rašyti, jie tau gali atsirašyti. Nes jie neviešinami, niekas apie tai niekada nesužinos, jie man pateikė atsakymą, viskas, aš jau galiu, supranti, mesti į šiukšliadėžę tą atsakymą, viskas. Bet jeigu bus, supranti, kaip, pavyzdžiui, yra ten Seimo kontrolierių, teismų yra nuosmeninti sprendimai, visi jie yra keliami į registrus, visur yra atsidarai svetainė. Praktikos ten su asmenin, taip pat ir čia, bet kuris žmogus, tu šiandieną norėtum sakytum, o kaip ten, aš moku mokesčius, man įdomu, kaip ten tie kaliniai gyvena, kuo jie ten skundžiasi, kas ten yra, atsidaro, kalinys skundžiasi, buvo toks ir toks, ir ką, atsakė taip ir taip, jiems būtų biškutį kontrolė, supranti, varža, kaip atrašinėti, kaip gintis, tada nes jie būtų atskaitingi, vieša būtų paskelbta viskas, šiuo momentu nieko nėra. Mes ėjom tokiu keliu, Robert, aš tau sakau, buvo taryba, kurioje mes dalyvavom. 4 mėnesis mes ją neteinam. Nekalbėsiu apie ten kolegas nevyriausybininkus, kurie priklausomi nuo tos sistemos, kadangi ten vykdo visokius projektus, gauna finansavimus, ten ateina tas anas. Supranti, net tokiam lygmenį nėra. Tai tam politiniam lygmenį dabartinė ministrė nededa jokių pastangų. Ta bausmių vykdymo grupė, jinai dirba nežinia kieno naudai. Aš suprantu tą geopolitiką, kad vyksta karas, finansavimo paskirstimas ten šalies gynybai ir gal tas yra neparanku, supranti, nes biudžetai tai mažės, kitų projektų matyti vykdyti negalės ir jie viską uždaro, kad tyliau būtų, kad galima būtų kalinukus pakankinti, nupjauti nuo tų iškyčių. Ten Tautvydai, supranti, su tuo biudžetu toks, koks jis yra išpūstas.
Tai tą biudžetą aš tau galiu pasakyti, jeigu jį padarytų 30% jį sumažintų ir jeigu jisai būtų padarytas, supranti, pasiektų savo tikslą, taip kaip jisai turi būti, tai čia kaliniai gyventų, supranti, pagal, aš nežinau, kaip Vokietijos kalėjime gerai ir puikiai, supranti. Ir net su 70, su 50 milijonų gyvena. Jisai išvokti, tai pinigai yra, aš apie tai kalbu. Jie išvokti yra. Skaičius galima ištraukti, kiek kitose šalyse yra sunaudojama ir proporcijas galima su jas palyginti, žinai. Aš žiūrėjau, irgi ten domėjausi, kiek ten yra. Tai Lietuva ten irgi, ten, pavyzdžiui, maitinimui ten išskiria ten 37 eurai parai, ten, supranti, kažkaip tai ten parašyta, žinai, žiūrėjau. Tai ten, nu, tai sakau, atitinka fiziologinio suaugusio vyro mitybos normos, žinai. Nu, tai už tokių savokų, tokių žodžių žaismų ir slepiasi tas, žinai, atitinka, kas atitinka. Kaip gali atitikti, girdi 22 metų vyrui ir 60 metų senukui tą patį mitybos normą. Ir sveikam, ir ligotam. Yra dietologai, yra institutai, kurie tai įvertina. Jo. Atsimenu, Romas Stanavičius, atsimenu, laidoj sakydavo, o pas nuteistuosius net 12 menių yra, ar ten 16. Jo. Šūdai. Jo, šūdai tai su mižalais. Močiutėm ir atrodo, kaip tai kaliniam pas mus tokio nėra. Taip. Tai va jie tada ir meluoja. Tai yra sofistikos menas, vadinasi, yra atskiras mokslas. Jo, bet aš ką noriu pasakyti, kam visą tai yra reikalinga. Supranti, va tada ir kvailinama visuomenė, nes pinigai yra įskirti. Ir jam reikia, supranti, jis yra iš tikrųjų, sako, va sudaryta, va visuomenė, va kur panaudojom, sako, skirkit dar daugiau pinigų, dar geriau mes jums padarysim. O realiai, de facto tai nieko negaunam, supranti. De facto tai yra apgaudinėjama, de facto yra dūrinama viskas. Nu, bet kaip tu negauni? Kiekvieną dieną eini valgyti, vadinasi, kažką tai gauni, kažkur popieriuose kažkas bus parašyta, va, kad ėjo, davė, kiekvienas tas veiksmas kainuoja, o tie patys pareigūnai, kurie ištiria mūsų tas istorijas iš imuniteto, nu tai ten taip pat tyrė ir tos kalėjimus. Žinai, paskiau dar sako, supraskit, valstybė pinigų neturi. Jo, tai va tame reikalas, kad popierius yra parašyta, bet niekas netikrina, tai tada supranti, belieka vienintelis dalykas - viešumas. Nu kaip, viešumas. Auditas daromas reguliariai, kaip netikrina. Tikrina. Nu tai aš nežinau, kas ten tikrina. Audito ataskaitas, viskas ten. Bet ne, aš kalbu, supranti, apie tai, kad tikrinti, bet supranti, bet aš de facto tai aš negaunu, supranti, nieko aš apie tai išneku. De jure ir de facto du skirtingi dalykai, čia net teisė apie tai kalba. Tu ten rašy gali, supranti, gali va tokius, agirdi gali rašyti tokius talmudus, ką jie nori, kad ten, supranti, jau apie resocializacijos sritį aš net nekalbu, kiek čia turėtų būti, čia velniai žino, kai jau jie patys net nežino, čia popierius yra ant popierius. 2 valandas kalbam lygiai, 2 valandas 28 sekundės. Tai dabar nežinau, kokia bus procedūra, kaip ją nutrauks šitą pasimatymą, nes skirtas 2 valandom, taip? Jo. Tai va. Tai klausytai, arba kalbam toliau, arba paliekam kitam kartui. Galim palikti, jo, aš tada po porą savaičių parašysiu prašymą, aš kadangi dalyvauju nuteistųjų kolektyvų taryboje, ten yra pastoviai keliami labai aktualūs klausimai, bet niekas apie tai nežino, suprantate. Tai paimkit popierių, aš taugi kalbėjau, protokolas, viską surašyti ir va čia, protokolas, diena tokia, tas, 3, 4, Myša, atnešk man protokolą, atspausdink, mientui tam pasirašyti, tas, 3, 4, supranti? Jo. Ir tada bandysim sakyti, kad kaip spręstos tos problemos, kaip atsižvelgta, kad jūs imituojat. Žinome, kad kalėjimų tarnyba stengiasi užgniaužti. Prašiau prašymą, pats puikiai, žinai, turiu tą prašymą pas save, o čia tarp popierių dabar pasiėmęs kopiją, kad prašau Lietuvos šitą kalinių sąjungą, asociaciją kalinių sąjungą įtraukti į tarybos. Davė atsakymą. Viskas baigėsi, ryšio pabaiga. Po 2 savaičių susitiksim tada. Viskas, čiau tada, laikykis, laukiu žinių. Iki.